Labas visiems. Tai šiandien jūsų lauktas video, ką gavau kalėdoms dovanų. Tai pradėkim nuo mamos, ką gavau iš jos. Tai iš jos gavau my favorite Reese's. Jo, kaip matote, aš jau suvalgiau. Buvo tikrai labai skanus, man jie seniau nepatiko, aš tiesiog jų nemėgau. Dabar jie belekai patinka. Toliau gavau tokį dalyką, aš nežinau, ar jūs žinot, bet čia šitas nusiema ir su šitu išspaudė visus tuos juodus tokius, poras, nežinau kaip pasakyt. Gali tipo spuogus, tos porus, kurie būna, aš nežinau, jeigu jūs suprantat, tai suprantat, jei ne, tai nežinau, pasigūglinkit, bet žodžiu, žiauriai geras dalykas, išbandžiau ir bele kaip gerai išvalė, bele kaip, like, so good. Toliau gavau eye patches, kur dedasi ant pakių, jų yra maždaug 4 vienetai, tai labai gerai, tikrai naudosim. Ir rožinė spalva, mano mėgstamiausia. Toliau kaukių, man taip reikėjo kaukių, jūs net neįsivaizduojate. Žodžiu, pabandysim, atrodo labai geros, 10 jų yra, tai tikrai dabar turėsiu. Toliau, kadangi mano kremas baiginėjasi, gavau naują kremą, mano mėgstamiausias kremas baigėsi. Čia ne šitas, bet vis tiek žiauriai gerai, nes visą laiką reikia turėti kūno kremą. Tada nenuplaunamas kondicionierius, kuris purškiasi ant plaukų ir čia yra dar su vitaminais, žiauriai kvepia. Tai tikrai bandysiu ir mano mėgstamiausias spalva rožinė, tai labai laukiu pabandyti. Šiandien kaip tik dar galvą plausiuos, tai pažiūrėsiu, kurį naudosiu. Nes dar vieną gavau irgi plaukų tą nenuplaunamą kondicionierių, bet čia be vitaminų, tas su vitaminais. Tai žodžiu, irgi geras kvapas, tai nežinau, pažiūrėsiu, kurį čia pabandysiu. Tai va. Tada gavau visą dėžę bubble tea. Žodžiu, tai čia yra vienas cookie dough, o kitas raspberry ir blueberry. Tai abu du ragavau. Šitas realiai tiesiog arbata, šiaip skani tikrai labai. O čia tas cookie dough, tipo skanus, bet keista įsivaizduot, kad čia yra arbata. Toks skaniai neskanus, aš nežinau. Tipo nėra, kad žiauriai neskanus, bet, nežinau. Jums reiktų patiems paragauti, šiaip įdomus skonis, jeigu nesat ragavę. Toliau gavau tokius 2 dalykus, čia užsideda ant rankų. Žodžiu, ir ant kitos rankos. Ir kai tu plaunasi veidą, kad tau nebėgtų vanduo, va čia va visur kaip dažniausiai gaunasi, tai viskas susigeria šitam ir neprabėga. Tai žiauriai geras dalykas, reiks tikrai pabandyti. O prie jų dar buvo ir toksai, čia užsisega toks kaip lankelis, kad irgi ten tiesiog plaukai nelįstų į veidą. Mama jau nori iš mane šitą paimti, bet ar aš jai duosiu? Nemanau. Tai kas, kad čia yra mano 3, bet visą laiką jų reikia turėti daug. Ir tada dar gavau kelnes juodas paprastas, nes aš neturiu. Ir turėti juodas kelnes is a need. Tokios paprastos juodos kelnes. Nes man jų belia kaip reikia. Ir aš jų neturiu. Tai va, tai čia tiek, kiek gavau iš mamos. Dabar parodysiu, ką gavau iš tetos Birutės. Tai pirmiausia buvo toks Douglaso maišas. Tai pirmiausia buvo įdėtas toks juodas šokoladas su pistacijom ir čia dar kažkokiam uogom. Tai tikrai reiks pabandyti. Mėginukas šitą, žinot, kur kartais įdeda. Čia toks kondicionierius. Reiks pabandyti. Tada buvo įdėti daug saldainių, tai Nomedos 2, dar antras yra, pusę suvalgyto. Toksai, įmesiu nuotrauką, kur dar irgi gavau vieną tokį šokoladuką. Ir brolis, tai jis man atidavė ir taip gavos, kad aš jau jo suvalgiau. Ir tada dar visokių šitų saldainių. Pridėta belekiek. Ir dabar iš tikrųjų su šita dovana aš taip jos laukiau, jūs net neįsivaizduojat. Aš elgau, kad aš jos negausiu.
normaliai aš jų taip norėjau, jūs net neįsivaizduojat. Jie, oh my goodness, jie taip skaniai kvepia, jie tokie gražūs. Jūs tik pažiūrėkit, kokie, kokie gražūs kvepalai. I can't. They're so beautiful. Tai žodžiu, man tie kvepalai buvo kažkas tokio, aš nesitikėjau ir aš taip džiaugiuosi. Bele kaip, aš realiai, kai gavau, aš vos nesusigraudinau. Literaliai. Bet žodžiu, tai dar kartą labai ačiū. Dabar parodysiu, ką teta Rasa ir močiutė su dėduku man davė. Aš taip džiaugiuosi. Jūs neįsivaizduojat, ta teta Rasa, jinai mane taip lepina. Aš taip ją myliu. Pirmiausia, pradėkim nuo tokių paprastesnių, tai saldainių, belekiek iš močiutės dėduko, čia Rafaelo visa dėžutė, visa. Tada toks senis šaltis su saldumynų belekiek. Nu tai man saldumynai senis šaltis broliui. Tada dar tokia dėžutė irgi čia visokių saldainiukų, kokių tu tik nori. Tada čia iš tetos Rasos jaučiu. Tokios kojinės. Nu ir jūs man pasakykit, kad jos nėra gražios. Jos bele kaip gražios. Aš net nenoriu jų išvyniot. Aš noriu realiai taip jas ir laikyti. Tada buvo dar tokia dėžutė. Ir atsidaro. Ir aš jau šiandien panaudosiu. Aš jums sakau, šiandien tikrai. Okay. Šiandien tikrai panaudosiu. Look. Aš šitus mačiau juodus ir man jie tiesiog tokie gražūs ir jinai surado rožinius. Aš taip džiaugiuosi, aš taip laukiu šiandien užsidėt, kad jūs net neįsivaizduojat. Ir tada buvo dar tokia didžiulė Douglaso dėžė. Ir mano mamos ir mano reakcija grynai buvo tokia. Aš bijojau, kas ten gali būt, kiek tipo pripirko, nes Douglasas ir dėžė visa, tai ta prasme ten bele kiek pinigų turėjau išleisti. Atidariau. Iš pradžių toksai, čia yra body wash, tai kūno prausiklis, žiauriai kvepia. Netidarinėsiu, nes jau biškį išbėgu. Priuoščiau. Tada, tokia irgi kaip mėgintuvėlis, toks, čia kažkoks kremas, žodžiu. Moisturize. Drėkina, žodžiu. Jo, pabandysim. Prados kvepalai. Jie taip skaniai kvepia, kad jūs įsivaizduotumėt. Bele kaip čia bus kiti kvepalai, kurių aš prašysiu, nes jie bele kaip kvepia skaniai. Ir tada paskutinė šios dovana, kur tiesiog mind blowing. Literaliai, aš tiesiog nepatikėjau. Tokia dėžė. Ane, Douglaso. Aš paskui parodysiu, kas ant čia nupiešta, bet dabar nerodysiu, nes viską sugadins visą staigmeną. Čia dar buvo užrištas kaspinas, čia žodžiu. Ane, va dėžutė. Atsidaro. Išsiema veidrodis. Jis ne tai, kad išsiema. Jis dar ir pasistato. Bet palaukit, čia dar ne viskas. Bam. Čia žodžiu yra blushai 3. Čia yra kontūras. Čia yra, čia yra highlighteriai. Čia yra pamiršau. Antakiams pieštis. Žodžiu, tada čia yra šepetėlis toksai. Gerai, parodysiu. Toks žodžiu išsiema. Čia yra toks šepetėlis. Galima paimti, čia blushą jaučiu labiau su juo dėtis. Tada yra eye pencil, akių pieštukas juodas. Tada yra jau, kaip matot, pabandžiau šešėliams dėtis ant akių. Čia aš realiai nepatikėjau. Čia yra freaking
blakstienų tušas. Liquid lipstick, kur blizgantis. Ai, neatidarysiu žodžių. Bet gal matos, kad blizga. Tada toks liquid lipstick su tokia nude spalva. Pasiruošę? Wow. Normaliai. Jūs man pasakykite, čia normaliai. Aš tokia laiminga, aš jums net nežinau, kaip pasakyti daugiau, ant kiek aš esu laiminga. Nes čia beveik kiek turėjo kainuoti. Ir čia visas setas, ta prasme. Sakau, čia reikia tik tais kokio konsilerio, lūpų pieštuko, nu ir to powderio. Ir viskas. Nu gerai, gal dar foundation. Bet ir viskas. Ir tada tu realiai gali tiesiog visą pasimti. Ir nereikia jokių makiažų daugiau imti. Nu tai čia toks, kur visiškai nesitikėjau. Ir ant šito, kur nusiema, apačioj viskas yra surašyta, kur... Viskas yra surašyta, kur kas yra, kur blushas, kur konsileriai, nu, ne konsileriai, jėtus jau pradėjau apie tos konsilerius kalbėti. Bet žodžiu, kur kas yra, kas ką reiškia, kaip naudoti žodžiu. Nu, aš nežinau, aš nebūčiau sugalvojus. Žodžiu, tiek gavau, kad tai mane žmonės myli, aš tiesiog taip, nežinau, taip fainai pasijaučiu. Jo, labai ačiū visiems, kurie padovanojo visas dovanas, ačiū labai mamytei, tu esi pati geriausia, labai tave myliu, va. Tai Rasai irgi, visą laiką mane palepinė, ačiū tau labai, tokia gera. Tėtai Birutei irgi labai dėkoju, mažytė dėdukai irgi. Tai žodžiu tiek, ačiū, kad žiūrėjote, tikrai atsiprašau, nes šitas video bus įkeltas jau 2026 metais, tai visus su 2026 metais. Ačiū, kad jūs žiūrite mane, kad laikinat mano video, kad subscribinat, kad tiesiog labai jums visus myliu, tikrai man tai daug ką reiškia, kad jūs mane žiūrit ir linkiu jums gerų naujų metų, o čia ir pabaigsiu video, tikiuosi, kad jums patiko, nepamirškit pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video, kur nežinau, kada bus įkeltas, nes noriu biškį pasidaryti truputį atostogėlių nuo filmavimo, bet tikrai bus geras video, patikėkit manim. Ciao!